Tai noriu padėkoti premjerė už sėkmės istorijas ir be abejo apgailestauti. Dėl nesėkmės istorijų vieną jūs pažadėjot biurokratiją sutvarkyti, peržiūrėti, bet yra klausimas ir dėl regionuose, gimnazijų. Aš turiu omeny, kad yra tikrai perspausta situacija, kai 11 klasė reikia 21 vaiko, šiandien dienai jo nėra, o po to yra žymiai daugiau vaikų, bet visiems liepia skyrius teikti. Kažkokia vieneriem metam, alogiška visiškai. Čia yra užsispyrimas ir nieko daugiau arba neišmanomas. Bet mes pateikėm tam tikrus pasiūlymus ir Švietimo ir mokslo komitetas pateikė ir nuo opozicijos pateikėm, bet mes neturim vyriausybės atsakymo. O kovo mėnesį buvo teikta, paskui jau daugiau kaip mėnuo praėjo, tai labai norėtųsi, kad toliau būtų atidžiau žiūrima ir būtų atsakymai vyriausybės įvertinimai, nes negalima toliau svarstyti. Ačiū labai. Taip, ačiū gerbiama Vilija ir galiu jums pažadėti ir jūs patikinti, kad tikrai šitą klausimą vertinam labai rimtai. Nes paprasčiausias būtų sprendimas duoti neigiamą išvadą, bet mes vis dėlto norim tą situaciją matyti iki detalių. Ir tai, ką jūs sakote, yra tiesa, bet tai yra tik dalis tiesos. Todėl, kad jūs sakote, kad yra žemesnėse klasėse vaikų daugiau negu 21 mokinys, taip ir yra. Bet jeigu jūs pasižiūrėsite, ne vienoj mokykloje taip ir yra, bet jeigu jūs pasižiūrėsite istoriškai, kiek vaikų iš 10 klasės tose mokyklose pereina į 11, jūs tada pamatysite, kad metai iš metų pereina, turbūt apie 60%. Ir taip, aš tokių pavyzdžių ir tokių mokyklų tikrai jums galiu pateikti. Ir tai reiškia, kad mes kažkuria prasme tada save apgaudinėtume. Mes sakytumėm gerai, mes žiūrim į tuos užaugančius vaikus, jie ateis į 11 klasę, bet jeigu 11 klasėje mokykla negalės užtikrinti pilno ugdymo turinio, o mūsų tikslas yra turbūt ne kažkokia ten numerologija, o tai, kad vaikai turėtų galimybę turėti pilną programą, pasirinkimą, galėtų spręsti, kuo jie nori būti, galėtų turėti chemiją, fiziką, filosofiją ir įvairius kitus dalykus, tai vis tiek tą reikia matyti. Todėl mes matom tuos skausmo taškus, kurie yra ir tikrai labai detaliai dirbam, dabar ir su savivaldybėm tom dirbam ir ieškom tų sprendimų, kurie būtų negriaunantys pačios logikos, nes logika vis tiek yra tokia, kad tinklas turi optimizuotis tam, kad mes galėtumėm užtikrinti pirmiausia, vaikams normalų krūvį, ta prasme normalų pasirinkimą, tai pasakysiu, mokytojams normalų krūvį ir normalius atlyginimus ir kad visi vaikai turėtų galimybės rinktis daugiau mažiau iš to paties meniu, kaip vaikai, tarkim, didžiuosiuose miestuose ar bet kur kitur. Tai tą daryti reikia, jeigu vaiko interesus keliam pirmus ir vaiko interesų laikome jo galimybę gauti ugdymą ir gauti žinias ir turėti pasirengimą savo ateities kažkokiems sprendimam, o ne tiesiog fiziškai arti turėti mokyklą, kurioje jis to negali gauti, tai tada manau, kad mes tuos sprendimus tikrai surasim. Tai ieškom, dirbam, tikrai pati labai gerai žinau tą situaciją net iki mokyklų atskirosios savivaldybės.